Kas jūs priverčia šypsotis kasdien? Miestas, žmonės, kurie dirba mieste. Geras oras. Linksmos, juokingos istorijos. Tai. Kiekvieną dieną kažkokia linksma istorija jūs priverčia šypsotis. Labą dieną. Matom, gražiai atrodot, keliaujat ir laukiat švenčių, tai mes tiesiog norėtume jums padovanoti šypseną. Padovanokit. Tai koks yra receptas geros nuotaikos vilniečiams? Šypsena, žinoma. Šypsena. Smagu, gražių švenčių jums. Viso. Kas jūs kasdieną priverčia šypsotis? Nežinau, mano vaikas. Gražus oras, mylimas miestas. Tikrai ne mokykla. Ne mokykla. Geras oras. Jūs? Manau, kad irgi geras oras. Gera nuotaika, geri žodžiai, gražus. Ir gražus žmonės aplinkui, ar ne, mylimi. Gal galim pasakyti? Vaikai, saulė. Labai smagu. Saulė, sniegas artėjantis, kai jau atsiranda švaru gražu mieste. Koks yra geros šypsenos receptas? Kita šypsena. Jau dažniausiai pamatys kitas šypsenas, bet pats nusišypsė. Man vyriškai. Dovanoti ką nors, kasdien, nors vieną gėlytę. Tikrai šypsočiau. Mes norim priartinti jūsų šventes ir kad parneštumėt šypseną į savo šeimą ir norim padovanoti kultūros renginį bilietą, kad greičiau tos šventės ateitų. Prašom, ponia. Malonu, ačiū už jūsų šypseną, jums kvietimas į kultūrinį renginį. Nu, puiku, ačiū jums. Laimingai. Mes tiesiog linkim, kad tos šventės kuo greičiau ateitų ir dovanojam jums kvietimus dviems į kultūros renginį. Gražių jums švenčių. Ačiū. Tikriausia. Dėkui jums. Iki.